Sveiki visi atvykę į šiandienos jogos praktiką, skirtą vakarui, skirtą nurimti. Galbūt tai yra ta joga, kurios laukiate visą dieną ir pagaliau vakare turite laiko savo. Praktika nebus labai energizuojanti, jinai bus kaip tik raminanti, paruošianti mus miegui. Aš pati labai mėgstu tokias praktikas. Po ilgos dienos kartais tiesiog visiškai tyloj, pabūti, tempime, gal truputį ilgiau. Tai čia tikrai nebus yin jogos praktika, tai bus hatha vinyasa stilius, tiesiog labiau skirtas vakarui. Pradėsime atsisėdę kilimėlį, tai šiandieną jums reikės kilimėlio. Jeigu keliai yra jautrus arba tiesiog yra šalčiau ir šavastai norėsite užsikloti, tai kviečiu pasimti šalia ir pleduką. Praktika truks 20 minučių, pasiruošiu jai, atsisėdu ant kilimėlio su kasana pozicijoje, su kryžiuotomis kojomis, randu tiesų stuburą ir kai būsiu pasiruošęs, užsimerkiu. Užsimerkęs pabandau pajausti truputį labiau atsipalaidavusius pečius, galbūt atpalaiduoti veido raumenis. Ir pabandau rasti arba įžodinti savo kvėpavimą. Galbūt galiu pabandyti rasti vietą kūne, kur kvėpavimą jaučiu tiesiog geriausiai. Gali būti galva, veidas, pečiai, krūtinė, galbūt saulės rezginys, zona po bamba, o galbūt mano dugnas. Ir susifokusavęs į kvėpavimą labiau pajuntu, kaip giliau įkvepiu per nosį, išsipučia pilvas, o iškvepiu per nosį taip pat, tik pilvas švelniai keliauja vidun. Pajuntu sukibimą su žeme, per šlaunis sėdmenis, dugną mūladhara, pirmąją čakrą, esančią dubens dugne. Pajuntu žemę, ant kurios sėdžiu ir švelniai suprantu, kiek trumpai žemėje esu aš ir kiek ilgai gyva žemė, kiek daug išminties ir žinojimo ten yra. Bandau truputį patiesinti stuburą ir susitelkti kvėpavimą pilve. Tuomet pradedu trinti delną į delną, pradedu kurti šilumą tarp delnų. Ir tuomet iš lėto delnais uždengiu akis ir leidžiu tai šilumai būti kartu su manim. Labai iš lėto atitraukiu delnus nuo akių. Delnai vis dar kartu suglausti, žvelgiu į delnus ir vienas o mintise delnam. Tuomet rankas praplečiu plačiai ir pajuntu pulsaciją pirštuose. Jaučiu, kaip išsitempia fascija. Įkvepiu iš širdies, iš krūtinės centro iki pat pirštų galiukų keliauja kvėpavimas. Iškvepiu, kvėpavimas grįžta, vizualizuoju nuo pirštų atgal iki širdies. Rankų pirštai žiūri į viršų. Įkvepiu. Iškvepimas. Įkvepimas. Iškvepimas. Ir paskutinis įkvepimas. Ir iškvepimas. Puikiai. Įkvepiu rankas, užsidedu ant pečių, rankų pirštai nukreipti į priekį. Atliksim kriją. Įkvepimas bus centre, iškvepimas sukinys. Ir tai darysiu aktyviai. Tai įkvėpsi pilvas išsipučia, iškvepiu pilvas į vidų. Parodysiu lėtai. Tai darysim šią kriją apie minutę. Darysiu ją lėtai arba greitai. Prisijungiu.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Centre įkvepiu, sulaikau kvėpavimą, nuleidžiu rankas, suimu šlapimo sulaikymo raumenį, pilvo organai pašonkauliais ir antrą pagurklį padarau. Sulaikęs kvėpavimą dar pabūnu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atleidžiu raumenis, atleidžiu visas bandas ir iškvepiu. Rankomis užsidengiu ausis ir pabūnu pusę minutės. Leidžiu kryjai pasklisti po kūną ir jos efektui būti kartu. Gali jaustis lengvas apsvaigimas, pasyvi mintis, o gal tiesiog tyla. Puikiai. Rankos už galvos, įkvėpsiu. Atversiu kūną, perėsim į asanos praktiką, iškvėpsiu smakras į vidų ir alkūnės kartu. Pratempsim čia kaklą, jį įkvėpsim. Iškvėpsim smakras į vidų. Iš principo nugara čia atlieka tokią katės karvės formą, iškvėpia. Smakras į vidų, alkūnės kartu su apvaline nugara. Tai labai maloniai prasitempia ir visas stuburas. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Kvėpavimas vis dar vyksta pilvu įkvėpiant. Iškvėpiant. Ir paskutinis įkvėpimas. Ir iškvepiu su apvalinu nugarą, smakras į vidų ir tuomet rankomis keliauju į priekį. Leidžiuosi žemyn. Čia galiu ir likti, jeigu turiu kaladėlę, kakta gali spausti kaladėlę. Arba galiu po truputį leistis, išlaikydamas sėdmenis ant žemės, pakol kakta atsigula ant pagrindo. Dar 3. 2. Ir 1. Iš lėto grįžtu atgal į centrą ir pereinu ant 4. Pozicija ant 4 labai svarbu pamatyti 4 lygius taškus, delnai tiesiai po pečiais, keliai tiesiai po klubais, tarp rankų yra maždaug pečių plotis, tarp kelių yra maždaug klubų plotis. Rankų pirštai plačiai išskėsti, lygiuoju ranką su rodomuoju pirštu. Ne su viduriniu, bet su rodomuoju. Įkvėpsiu, leisiu pilvo krūtinį į priekį, bitilasana. Iškvepiu stamiu pagrindą, toli nuo savęs, smakras vidun, žvilgsnis link bambos arba krūtinės katė. Įkvepiu. Iškvepimas. Įkvepimas. Iškvepimas. Įkvepimas čia. Ir iškvepimas leidžiasi link vaiko pozicijos balasanos. Įkvepiu su apvalia nugara, keliauju į priekį. Randu karvės linkį, iškvepiu, guldau sėdmenis. Atgal. Įkvepimas. Iškvepimas. Masažuoju nugarą. Nugara tiesiog savo šoka. Įkvepimas. Galbūt čia galiu pakeliauti ir į aukštą kobrą. Iškvepimas, jeigu karvės pozicija man tiesiog neduoda tiek linkio apatinį nugarą. Įkvepimas. Iškvepimas galbūt po visos dienos. Norisi daugiau išsitempti. Tai turiu opcijas. Arba čia karvės nugara, karvės forma, grįžtu į vaiko poziciją. Arba aukšta kobra. Ir su paskutiniu liksim vaiko pozicijai, keliai plačiau negu klubai, didieji kojų pirštai liečiasi. Rankos prieki ir guldau kaktą ant žemės, atsipalaiduoju. Puikiai. Grįžtu ant 4. Keliai vis dar yra tiesiai po klubais, rankos truputį plačiau ir prasijudinu. Prasuku ratus. Čia galiu prijungti ir galvą, ir kaklą, galbūt lenkti alkūnes. Pakeičiu kryptį. Labai malonus, skanus judesys, stuburui, kryžkauliui. Puikiai. Ir grįžtu po truputį ant visų 4. Vėl susistatau delnus tiesiai po pečiais.
o kelius tiesiai po klubais. Įkvėpsiu čia į karvę, pratempsiu kaklą, įsivaizduosiu, tarsi turiu gražiausią vėrinį, iškvėpsiu, smakras į vidų, vėl katė. Įkvėpsiu į karvę ir iškvėpsiu į katę. Įkvėpsiu į karvę ir iškvėpsiu kojų pirštai po savim, keliausiu į pirmą žemyn žiūrintį šunį. Čia vėl jį išvaikštu, vieną koją sulenkiu, kitą patiesiu, spaudžiu kulnus. Po vieną. Kvėpuoju, judu ir po truputį raminu judesį, nusiteikiu stabilizacijai. Po truputį dar judu. Aš jau sušilau. Dar tokie 3. Du. Ir 1. Puikiai. Pėdas yra maždaug klubų plote. Įkvėpsiu, sulenksiu kelius, nugara išliks tiesi. Iškvėpsiu, tiesinsiu. Lenksis tik keliai. Nugara išlieka tiesi, įkvėpiu, iškvėpiu. 3. 2. 1. Puikiai, susukiniais. Įkvėpiu kelių kulnus į viršų, iškvėpiu į kairę pusę. Įkvėpiu į centrą, iškvėpiu į dešinę. Įkvėpiu, iškvėpiu. Ir paskutinis įkvėpiu ir iškvėpiu. Grįžti į centrą, įkvėpiu ir čia iškvėpiu. Įkvėpiu į lentą, iškvėpiu keliai, krūtinę, smakras, keliauju į kobrą, patempti kojų pirštai, jeigu pavyksta pėdos kartu. Iškvėpiu žemyn žiūrintis šuo. 4. Babūnų statikoj. 3. 2. Kvėpuoju pilvu. Ir 1. Puikiai žvelgiu į priekį, sulenkiu kelius ir žengiu dešinę, kairę. Išilginu nugarą ir koją, žvelgiu į priekį. Įkvėpimas, priglaudžiu pilvą prie šlaunų, palaiduoju galvą. Iškvėpimas. Kojas truputį plačiau, griebiuosi priešingų alkūnių, lyg norėčiau pečius išsitraukti ir siūbuoju į kairę, į dešinę. Ir tuomet paleidžiu alkūnės ir slankstelis po slankstelio išsivynioju į patį viršų. Stoviu kilimėlio priekyje, samasitihi, delnai atviri, priimu. Įkvėpsiu per nosį ir iškvėpsiu per burną. Įkvėpiu čia, iškvėpiu suvedu delnus kartu. Įkvėpiu, kyla delnai į viršų, žvelgiu per pirštus, iškvėpiu į utanasaną, lenkiuosi prie kojų. Įkvėpiu kairė koja, didelis žingsnis atgal, nuleidžiu kairį kelią. Andžanėjasana, žemas įtupsas, patempiu krūtinį į viršų, sulaikau kvėpavimą, lenta. Įkvėpiu lentoj, iškvėpiu keliai, krūtinės smakras, patempiu kojų pirštus. Įkvėpiu į mažą kobrą, tiek maža, jie gali atlikti be delnų. Iškvėpiu žemyn žiūrinti šuo, adho mukha. Įkvėpiu kairė koja, žengiu į priekį, nuleidžiu dešinį kelią. Pristatau pėdas kartu, utanasana, iškvėpiu. Kylu į viršų, įkvėpiu. Iškvėpiu samasitihi. Įkvėpiu. Iškvėpiu delnai kartu. Namaste mudra. Įkvėpiu. Kyla rankos į viršų. Žvelgiu tarp nykščių. Iškvėpiu utanasana. Įkvėpiu dešinė koja atgal, nuleidžiu kelią. Pakeliu krūtinę. Andžanėjasana. Sulaikau kvėpavimą, lenta. Įkvėpiu lentoj. Iškvėpiu kelią, krūtinę. Smakras. Būdžanga. Įkvėpiu. Pečiai atgal. Iškvėpiu žemyn žiūrinti šuo. Įkvėpiu adho mukha, dešinė koja į priekį. Nuleidžiu kairį kelią. Pristatau pėdas kartu, iškvėpiu. Kylu į viršų, įkvėpiu. Iškvėpiu. Nuleidžiu delnus šalia kūno.
įkvepiu čia. Ir iškvepiu vieną ranką ant krūtinės, kitą ant pilvo. Randu savo kvėpavimą. Randu jo ilgį, galbūt jį žodinu. Įkvėpsiu, rankos kilsi viršų ir iškvėpsiu, pagriepsiu. Kairė ranka savo dešinį riešą. Įkvėpsiu ir iškvėpsiu, tempsiu iš dešinio riešo, aš esu jūsų veidrodis, į kairę pusę. Pasijus malonus tempimas, dešiniai pažasty, liemuo išsitemps. Puikiai. Grįšiu į centrą, įkvėpsiu, rankos pasileidžia, iškvepiu, dešinė ranka gaudo kairį riešą. Centre įkvepiu, timteliu, iškvepiu, tempiu riešą į dešinę pusę. Čia stebiu labai nugarą, neišsirečiu, pilvas į vidų, uodega į vidų. Dar 3, 2 ir 1. Grįžtu į centrą, įkvepiu, žiūriu viršų, iškvepiu, leidžiuosi. Žemyn prisiglaudžiu. Su pilvu prieš lūnų, galva svyra žemyn. Pailginsiu nugarą, įkvėpsiu, iškvėpsiu. Kairė koja žengs atgal ir nuleisiu kairį kelią. Įkvėpimas čia. Kairė pėdą galiu ją atpalaiduoti arba pirštai po savim. Įkvėpiu, pratempiu, iškvepiu. Dabar modifikacijos tokios. Būnu čia arba mano dešinė pėda gali būti truputį plačiau. Iškvepiu. Įkvepiu. Po rankomis gali būti ir kaladėlės, jeigu jas turiu, iškvepiu. Arba su ant pirštų. Įkvepiu. Iškvepiu. Ir paskutinis. Įkvepiu. Ir iškvepiu. Įkvepiu, sulenkiu priekinę koją. Driežo tempimas, driežo pozicija, lieku čia. Arba jeigu norisi truputį gilesnio tempimo, leidžiasi ant alkūnių. Būsim čia 4, 3, 2, 1. Grįžtu ant delnų, įkvepiu, iškvepiu, keliai kartu, perėsim į šuniuko poziciją. Keliai vėl išlieka su klubais vienoje linijoje, dabar rankos keliauja į priekį. Opcija pirma, rankos yra pečių ploti, leidžiu, alkūnės dedu arba kaktą, arba truputį sunkiau smakrą, arba gilesnis pratempimas pečiuose, alkūnės kartu ir ant dvigalvio, ant bicepso dedu smakrą. 3, 2, 1. Iš lėto pakylu ant rankų, čia iškvepiu. Įkvepiu į karvę ir iškvepiu į žemyn žiūrintį šunį. Įkvepiu kairę koją, žengiu į priekį ir nuleidžiu dešinį kelią. Tai koja gali likti centre. Įkvepiu, įsėdu į priekį, iškvepiu tiesinu. Arba koja gali ateiti į šoną. Toks truputį gilesnis pratempimas klubo sąnarį. Iškvepiu. Įkvepimas. Iškvepimas. Įkvepimas. Stengiamės pratempti po truputį visą kūną ir pagrindinius mūsų sąnarius. Duoti jiems truputį dėmesio. Įkvepimas ir paskutinis. Iškvepimas. Įkvepiu, įsėdu į priekinę koją ir kairė pėda kairiam kilimėlio krašte. Rankos vienoje linijoje su pėda. Lieku čia, driežas, arba leidžiasi ir šitoj pusėj žemiau. Būnu čia 3, 2, 1. Iš lėto pakylu, įkvepiu, iškvepiu, žengiu atgal ir į vaiko poziciją nusileidžiu keliai kartu arba plačiai. Vaiko poziciją galiu čia likti arba jie rankų pirštai pakyla, prasitempia pažastis. Puikiai. Iš lėto keliauju ant 4 ir atsigulu. Dabar kojos yra plačiai kilimėlio kampuose. Tikiuosi, kad man nenusispaus mikrofonas. Rankos irgi plačiai. Kakta čia guli ant žemės, bet aš čia būsiu truputį atkėlusi
Ir dabar abu delnai keliauja į dešinį kampą, dešinė ranka iš viršaus. Čia įkvėpsiu, iškvėpsiu, atsidarysiu, dešinė ranka keliauja, tik norėčiau ją padėti ant žemės ir nuleisti petį. Stengiuosi išlaikyti pėdas kilimėlio kampuose. Pratempiu fasciją, pratempiu visą kūną. Būna čia dar 4. 3. 2. 1. Užsidarau, įkvėpiu, grįžtu į centrą ir iškvėpiu, rankos vėl kampuose. Kilimėlio, įkvėpiu. Dešinė ranka keliauja į kairį kampą, kairė ranka iš viršaus. Tai kai rankos yra dominuojančiai pusėje, tai ta ranka yra tiesiog iš viršaus. Įkvėpsiu, iškvėpsiu, atsidarysiu ir bandysiu kairį petį pasidėti ant žemės. Labai malonus ir saldus tempimas. 4. 3. 2. Ir 1. Negrįšim į pradinę padėtį, o pasisuksim ant nugaros. Nes čia sulenksiu kelius, sukryžiuosiu kojas ir pasibuosiu į kairę, į dešinę. Suvedu pėdas kartu ir prasuku mažus ratus į vieną pusę, į kitą pusę. Puikiai. Rankos plačiai, erelio kojos. Tai garudasana, kai darom, tai sukryžiuojam kojas arba dvigubai, arba viengubai. Tai kaip pavyksta. Pasidėsiu vieną pėdą ant žemės, tai vėl sukryžiuoju arba dvigubai, arba viengubai. Įkvepiu, verčiu į dešinę pusę, iškvepiu. Įkvepiu, verčiu į kairę, iškvepiu ir galva sukasi į priešingas. Įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu į centrą ir dabar jeigu dešinė koja ant viršaus, tai kojas keliauja į priešingą pusę į kairę ir čia pasilieku. Pasiliekam tempime. Ranka gali būti ant kelio, dešinė ranka ištiesta. Grįžtu į centrą, vėl kelį prie krūtinės, prasuku ratuką į vieną pusę, į kitą pusę. Pakeičiu sukabinimą, rankos plačiai, kairė dabar iš viršaus, dešinė iš apačios. Pėdą ant žemės įkvepiu, verčiuosi į dešinę. Įkvepiu, su iškvepimu į kairę. Dar po kartą įkvepiu, į dešinę. Įkvepiu, į kairę. Įkvepiu į centrą ir verčiu kojas į dešinę pusę, pats sukuosi į kairę. 4. 3. 2. Ir 1. Grįžtu į centrą, atkabinu kojas, vėl jas privedu prie krūtinės ir tuomet patiesinu dešinę, patiesinu kairę, atsipalaiduoju, jeigu reikia, apsikloju. Įkvepiu per nosį ir atsidūstu per burną, iškvepiu. Pajuntu lengvą, minkštą, šiltą, gal truputį labiau atsipalaidavusi kūną. Galiu likti šavasanoj, susistabdyti vaizdo įrašą arba privedu čia rankas į širdies centrą, Andželio mudrą, įkvėpsiu, delną spaus delną ir iškvėpsiu, atsidusiu. Rankos prie kaktos, prie trečiosios akies ir nusilenkiu savo vidiniam guru ir visai jogos linijai, iš kurios galiu mokytis. Namastei. Iš lėto pasiverčiu ant vieno arba kito peties. Ir rankos pagalba atsistumiu, atsisėdu, visiškai sutemo. Puikus laikas ir eiti miegoti. Dar kartą ačiū Jums už šiandienos praktiką ir susitiksim kitose trumpose jogos įrašuose.
rytui, pietums ar vakarui, kaip pasirinksit. Gražaus jums vakaro ir saldžių sapnų.